buvo pats turbūt liūdniausias kinui, kaip ir visai kultūrai laikas. Po nepriklausomybės paskelbimų turėjom visiškai visas kino laukas persitvarkyti, nes mūsų iki to ryšiai buvo tik tai per Maskvą. Ir tokiu būdu mes tiesiog buvom izoliuoti nuo pasaulio ir neturėjom jokių ryšių, tiesioginių ryšių, kad galėtumėm su kūrėjais, kaip dabar yra, ar filmų nuoma, filmų pirkimų užsiimti. Tuo laikotarpiu pradėjau kurtis ambasados ir praktiškai pirmoji ambasada, jeigu aš neklystu, Lietuvoje buvo oficialiai Prancūzijos ambasada. 94 metais Prancūzijos ambasados Lietuvoje kultūros atašė Frederikas Žiužo surengė susitikimą su Vokietijos ambasados Lietuvoje kultūros atašė Ronaldu Munchu, savaitraščio 7 meno dienos redaktoriumi Linu Vildžiūnu ir kino teatro Lietuva direktorė Vida Ramaškienė. Susitikimas baigėsi nutartimi suorganizuoti tarptautinį kino festivalį. Prancūzai puoselėdami savo kultūrą ir akcentai pagrindę kultūrai buvo ir jie ne tik tai ambasadorių, bet atsiuntė ir dirbti kultūros atašė. Kultūros atašė Frederikas Žiužo labai aktyviai įsijungė į visą kultūrinį gyvenimą ir būtent jo dėka atsirado pirmieji festivaliai. Tai ir džiazo festivaliai, ir teatro festivaliai, ir žinoma kino pavasaris. Labai gerai prisimenu tą atmosferą, kai žmonių kino teatre, aš tada dirbau Lietuvos kino teatre, žmonių visiškai nieks neidavo į kiną. Nes mes ir filmų naujų negalėjom pasiūlyti. Jeigu vieną filmą per metus pagamindavo lietuviai, tai jau labai gerai būdavo. Tada salės ne tik tai kino, bet ir teatro, ir koncertų buvo tuščios. Frederikas pasikvietė keletą žmonių, tai Liną Vildžiūną, kuris kino kritikas ir taip aktyvus žmogus kino sistemoje buvo, pasikvietė britų ir vokiečių buvo atstovybės ir mane. Ir Frederikas sako, yra tokia idėja pradėti rengti festivalį, kino festivalį. Mes klausomės ir dar Europos jaunų režisierių festivalį. Ir aš tada galvoju, Dieve, kas čia eis ir kas čia žiūrės, o mūsų salė tada buvo 1000 vietų, vienintelė, antros salės nebuvo. Ir galvoju, ką čia daryti, nors aš prancūzus labai myliu ir pasitikėjau, bet iš kitos pusės visiškai netikėjau, kad kažkada tai bus pilnos salės žmonių, kad žmonėm bus labai svarbus tas festivalis, bet atsisakyti irgi negalėjom tokios idėjos, reikėjo pabandyti. Tokiam kontekste tada buvo taip, kad prancūzai pirmieji, aišku, paruošė savo desantą, pirmą festivalį, Prancūzijos ir platintojų, netgi patys vadovai, prezidentai atvažiavo čia pasižiūrėti tos situacijos. Filmus pasiūlė visos tada tos ambasados, tai yra prancūzai, vokiečiai, britai ir aišku lietuviai, ką ten turėjo, tai lietuvių jau čia per ministeriją programa. Ir jie iš tų pasiūlytų filmų sudarinėjo programą festivalio. Ir tuo pačiu ir svečius kviesdavom. Tos ambasados, ministerija, kino teatras ir į atidarymą tai aišku būdavo pilnos salės pirmais metais, bet paskui jau būdavo visokių vargelių. Jau ten tada prasidėdavo, kad tiesiog gaudyti žmonės reikėdavo, nors atvažiuodavo tikrai garsūs žmonės pasaulinio lygio. Prisimenu, vienam iš pirmųjų, kai buvo Maikas Lee, kuris paskui po festivalės mūsų tada atrodo kovo gal mėnesį buvo, ar balandžio netgi, o gegužę jisai buvo
buvo Kanų žiūri. Ir jis man pasiūlė Kanuose susitikti, nes čia niekas nekreipė dėmesio. Zolda Keidošiūtė ir aš bandėme jį užimti kiek galėdamos, o kitiem niekam neįdomu buvo, kad toks žmogus atvažiavo. Tai vat tokia kaip iliustracija, kad šičia tada mes buvom toksai kino užkampis visiškas. Po 10-mečio įvyko toks esminis lūžis, nes privatizavo Lietuvos kino teatrą. Ir 4 metais tas įvyko esminis lūžis, kada mes pradėjom rūpintis patys, ieškoti filmų, jau per tą 10-metį jau ryšių ir su kūrėjais, ir su festivaliais kitais atsirado. Ir žinoma, ambasados padėjo. Ir nuo 2004 metų jau tas festivalis įgijo kitą kampą. Tai mes deklaravom kaip nepriklausomą kino festivalį. Patapus nepriklausomu atsirado mūsų norai, mūsų suvokimas, ko mūsų žiūrovam reikia. Per tą laiką tikrai buvo įvairių tokių momentų, kadangi valstybė negalėjo kištis, bet mes patys turėjom supratimą ir vieni iš pirmųjų turbūt su Rusijos kinu atsisveikinom. Kitas momentas, pavyzdžiui, rodėm dokumentinį filmą apie antenų žalą žmogaus sveikatai. Ir man pradėjo skambinti tuo metu dirbančios telekomunikacijų kompanijų atstovai, kad gal jūs nerodykit šito filmo ir taip toliau, nes jie čia darė, ką norėjo pradžioje. Atsisakiau ir įsivaizduokit, rodėm, jau tada perėjom į Vingį, nes Lietuvos kino teatras buvo uždarytas tuo metu, kad Vingio didžiojoj salėj suplanavom tą filmą ir žiūrim, staigiai per vieną dieną išpirkti visi bilietai. Ir tik tai atėję į filmą supratom, kad jie susodino savo žmonės, kad neteitų paprasti žiūrovai pamatyti. Ta nepriklausomybė buvo labai svarbi ir mano galva ji labai svarbi mūsų žiūrovui, dėl ko žiūrovas ir myli mus, kad mes nepataikaujam. Netgi žiūrovam dažnai būna nepatogus filmai, bet mūsų kino pavasario intencija tai yra edukuoti žmonės, pristatyti viską, kas yra įdomiausia pasaulyje. Į festivalį pozicionuojam pakankamai plačią auditoriją, kad pritraukti kuo didesnį žmonių masę ir kad pritraukti kuo daugiau žiūrovų, kurie ateina į festivalį ir tada jau mes su jais, taip galima sakyti, darbuojamės, nes mes rodom prasmingą turinį, kuris žiūrovai kažką palieka. Festivalio metu ir pats kino pavasaris sukelia tokį fenomeną, tokį norą apsilankyti festivalyje. Tie filmai iš esmės, didžioji dalis yra jų gaila, bet liūdni, bet jie yra svarbus, kalba kažkokiamis svarbiamis temomis ir padeda kažkaip tai praplėsti savo matymą, tam tikrus polgius gyvenime ir tiesiog tobulėti kaip žmogui ir augti kaip žmogui. Mes matom tame prasme, kad kuo daugiau žiūrovų atrastų kino tas temas ir pamiltų kino pavasario prekės ženklą. Ir tai yra didžiausias įvertinimas, iš esmės, žiūrovų atėjimas. Mastas pas festivalio labai stipriai yra pasikeitęs ir pats kino pavasario prekės ženklas, jis toks tapęs ne vien tik tai pavasario įvykių, nes už festivalio stovi labai didelė komanda, kuri dirba visus metus. Mes darbuojamės su filmų platinimu ir Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, kartu valdom ir kino teatrus Pasaka ir vasarą organizuojam Kinos po žvaigždėmis, vasaros kino, tai ta organizacija yra labai didelė ir kiek žinau, anksčiau ten dirbdavo keli žmonės su festivaliu, vykdavo festivalis viename kino teatre, vienoje ar dviejose kino salėse, dabar vyksta 15 miestų, 2000 seansų per festivalį, tai mastas tikrai yra labai didžiulis.
tikrai labai daug dėmesio skiriam programos sudarimui, programos analizai ir kaip padaryti, kad programa būtų kokybiškesnė, kad būtų kuo mažiau filmų, kur būtų mažai žiūrovų. Iš esmės programos sudarytų komanda visus metus keliauja į pagrindinius kitų pasaulio šalių kino festivalius. Jie fiziškai vyksta ten, fiziškai kino salėse žiūri filmus. Tai tikrai yra programos sudarytų, kurie pažiūri per metus ten po 1000 ir daugiau filmų, kad atrinktų tuos pačius geriausius ir kurie tiktų Lietuvos auditorijai. Žiūrim, kas iš buvusių festivalių žiūrovams patiko, įsiminė, jie bus sulaukę susidomėjimo ir bandom tuos filmus gauti. Visada bandom nuspėti ir įsigyti tuos filmus, kurie laimės Auksinę palmę, Šakelę, Venecijos pagrindinius apdovanojimus. Vėliau tie filmai dažniausiai patenka ir į Oskarus. Labai stipriai darbuojamės ir dirbame su lietuvišku kinu, kad irgi Lietuvoje sukuriama tikrai per metus ne vienas filmas ir ne visi jie būna pastebėti. Tai man atrodo, kad festivalis kino pavasaris yra lietuvių, kuriems kaip platforma pasiekti didesnę auditoriją, išnešti žinutę plačiau apie vieną ar kitą filmą. Yra jaunieji, kurie trumpametražius filmus ir tą liniją planuojame šiek tiek truputį vystyti. Ir manau, kad festivalis toliau judės tokio labiau link dar tokio stipresnio įvykio jausmo. Kino pavasaris kiekvienais metais sąmoningai galvoja ir bando kažką sugalvoti naujo ir pristatyti žiūrovams kiekvienais metais kažkokią naujovę. Jeigu mes kiekvienais metais sąmoningai negalvotumėm, ką pristatyti naujo ir ką padaryti kitaip, tai manau, kad per 30 metų festivalis nebūtų taip augęs ir vis dar yra tokia augimo stadija, nes jo populiarumas vis didėja. Per 30 metų išaugo visiškai nauja karta žmonių, tuo labiau, kad ir kino akademijoje atsirado atskiras skyrius. Ir kino kūrėjai, kurie atėjo nauja karta, jie pradėjo visai kitokius filmus daryti. Jų žiūrovai pradėjo eiti į kino pavasarį. Per 30 metų tas laukas, žiūrovai ir kūrėjai viskas iš esmės pasikeitė ir dabar tik tai belieka pasidžiaugti, kad Lietuvos kinas bendram pasauliniam kontekste yra tikrai įdomus ir labai gerbtinas, labai visi laukia. Didžiulis susidomėjimas. Ir aš tik tai palinkėčiau, kad tą išlaikyti, nes sunku tokioje viršūnėje būnant nenukristi žemyn.